Labadiena, mėly Polo bendruomenės nariai ir kiti prisijungę. Šiandien norėčiau trumpai pristatyti apie nuskausminimą paliatyvioje pagalboje, dažniausiai naudojami būdai. Aš Richard Servin, pats Polo ir prezidentas, ir gydytojas, ir buvęs pacientas, tai turiu tos patirties ir taip pat dirbu dabar su pacientais, kur irgi padedu su nuskausminimu. Tai norėčiau pasidalinti ir naudosim šiandien kelias skaidrės, padėti jums įsižiūrėti, bet taip daugiau laisvą formą klausyti ką ir parodyti tuo pačiu tą patį. Tai šiandien pakalbėsim. Tai čia dėkoju, jeigu galim perjungti į skaidrės. Ačiū, tai šiandien kalbėsim apie nuskausminimą, dažniausius naudojimo būdus paliatyvioje medicinoje. Gal sakyt, vienas iš svarbiausių tokių rūpesčių medicinoje yra kančia ir skausmai, ar ne? Ir truputėlį peržvelgsim, kad pirma, kad ta paliatyvioji pagalba, kas tai yra, tai jau ne pirmą kartą turbūt girdėję, kad iš tikrųjų yra komandinė keturlypė pagalba, kur padeda pacientams bet kokio onkologijos stadijoje su simptomų kontrolė ir suvaldymu. Tai būtų skausmas ar pykinimas ar kiti simptomai, kad žinokit, kad jums padeda ir yra pasiruošę padėti paliatyviosios pagalbos gydytojai ir medikai specialistai ir kad tai yra padėti sukontroliuoti tą simptomus ir jų intensyvumą ir kiek jums tai trukdo ir gyvenimo kokybę pagerinti. Tai ta paliatyvioji pagalba, kaip čia galite irgi perskaityti, tai yra tas tikras požiūris, kaip sakau, keturlypis į medicininę, psichologinę, socialinę ir dvasinę pagalbą. Ir tai iš tikrųjų daug ką jūs patys galite irgi artimiesiems ir vieni kitiems padėti, nes kaip anksčiau esu minėjęs, jos efektyvumas yra kaip staliukas, kur stovi ant tas keturias kojas. Medicininė pagalba viena koja, antra psichologinė, trečia socialinė, ketvirta dvasinė. Ir žinokit, kad galit padėti savo patarimais, savo artumu ir tą psichologinę pagalbą, kaip esam kalbėję vieną kartą, ir socialinę, net dvasinę pagalbą. Tai iš tikrųjų daug pagalbos jūs galite teikti vienas kitam ir artimiesiems, kur irgi, gal sakyti, jaučia simptomus ar kenčia kažkiek ir žinokit, kad ta paliatyvioji pagalba yra. Ir tuo jis skiriasi nuo ilgo laiko slaugos arba vien slaugos, kad yra komandinė ir keturlypė. Tai daug nemažai jūs galite teikti ir irgi ankstyvosios lygos stadijoje galima, kad ne tik gyvenimo pabaigoje, bet kaip žinoma dabar onkologinios lygos tai tampa kaip lėtinės lygos, ar ne, kur reikia daugumai, gal kokie 70% atvejų, tai yra lėtinė lyga, kur galima tikrai gražiai suvaldyti ir išgydyti ir pereiti į tą survivor išgyvenamųjų tarpą, o kai kuriems tai yra prie gyvenimo tada pabaigos irgi teikiama daug pagalbos, palaikymų per paliatyvinę pagalbą, bet paliatyvinė pagalba irgi teikiama ankstyvosios onkologijos stadijose, kada jau yra simptomai ir reikia pagalbos juos suvaldyti. Tai to prašau įsidėmėkit ir nebijokit vienas kitam ir kitiems pasakyti, kad tai yra visuose stadijose tinkamas gydymas ir pagalba simptomų valdymui. Tai mes matom, kad tie simptomai neatsiranda ir gali atsirasti ir šioj diagnozės pradžioj, kada yra, gal sakyti, ūminis kažkoks susirgymas arba pasirodymas, kada gali atsirasti ta onkologinė diagnozė, po to, jeigu pasikartoja arba, kaip matom pagal tą pirmą grafiką, kad yra ankstyvoj stadijoje ir taip pat per visas stadijas ir jeigu tektų ir eiti prie gyvenimo pabaigos taip pat, bet daugam irgi yra tas išgyvenamumas, kaip minėjau, šiais laikais. Ir čia yra ta keturlypė požiūrį, kur Cicely Saunders teigėja, įsivaizduoja tą visiško skausmo modelį, kaip reikia su juo elgtis, kad fizinė reikia pagalba, psichologinė, socialinė ir dvasinė, kaip gal mes matom irgi, kad labai normalu, kad būna sunkios diagnozės, kad yra tas tikras irgi išgyvenamumas psichologiškai, kaip ta informacija priimama ir yra laikai, kada gali būti polinkis arba sunkesnis depresijos laikas ar nerimas, bet jie paprastai yra pereinami ir laikini. Nors kartais gali
reiktų psichologo pagalbos ar psichiatrų, gal vaistais truputėlį padėti geriau išgyventi tą nerimo arba depresijos laikotarpį, nes tai irgi padės kitiems simptomams, kaip taip ir skausmui, ar ne? Tai štai tas keturlypis požiūris, tai skausmui irgi yra svarbu, ne tik fizinė, medicininė pagalba, bet ir psichologinė, jeigu reikia geriau išgyventi tą nerimą ar depresiją, bet taip pat ir socialinė ir dvasinė. Tai šiandien kalbėsim dažniau apie tos medicinius būdus, kaip padėti dėl skausmo. Tai labai svarbus klausimai turėtų omeny, kad gydytojas norėsiu paklausti ir gal truputėlį, jeigu pasiruošit, va, su šitais, kokie gali būti atsakymai į tokį klausimyną, tai padės jums sklandžiau ir geriau suprasti savo skausmą, kuris yra, kaip jis yra ir tai perduoti, papasakoti gydytojui. Tai va tokie klausimai, kaip kur skauda, ar ne? Ir nereikia žodžiais tai paaiškinti, galite ranką parodyti pirštu, žinot, va šitoj vietoje ar kitoj vietoje, ne? Kiek laiko skauda. Gydytojui svarbu žinoti, ar pastovus, ar epizodinis, kaip keičiasi. Čia svarbu, nes jeigu skausmas jau daugiau negu mėnesį jaučiat, tai jis jau tampa jau kaip atskira liga, jis gal sakyti irgi savo takus ten neurologiškai ir smegenyse, gal sakyti, pravaikšto ir tie transmitoriai vienur kitur padidėja, pamažėja ir jis tampa net neturi savo lygos kodą ar neatskirą. Tai jeigu jau mėnesį jaučia, tai žinau, kad jau žiūrima kaip jau vos ne kaip savaime savo lyga, kur reikia gydyti ir turi savo gydymo būdus. Tai po to kiti klausimai, kaip matom, va, koks skausmas, jos charakteristika, ar aštrus, ar bukas, ar deginantis, ar pulsuojantis, ar maudžiantis. Čia duodu gydytojams daug informacijos spręsti, kokio tipo tas skausmas ir ko gali būti jo sukėlėjas, kad tikrai paliatyvas ne tik malšina skausmą, nežinodami priežastį, bet labai ieškom priežasties, kad galėtumėm tada efektyviau tą skausmo malšinimą ar kontrolę pateikti. Po to stiprumas skausmo, matysim po to apie tokią skalę nuo 0 iki 10, ar ne, kad gydytojas šito paklaus, 0 būtų joks skausmas, kada nėra, o 10 pats blogiausias, kiek įsivaizduojat. Ir prašau gydytojui maždaug matuoti, koks intensyvus dabar tas skausmas jums, kiek jis per parą keičiasi, kiek jis lengvėja, kiek jis pastiprėja. Tai maždaug tą balų skalę. Tai labai padeda objektyviai vertinti kitam žmogui, nes kiekvienam gali būti ar stiprus, ar vidutiniškas skausmas, bet kaip kitam maždaug vertinti ar suprasti yra. Tu turi palyginimą kaip kraujo spaudimą irgi gydom, žinodami, koks yra skaičiais jūsų kraujo spaudimas, ar ne, kad tai taip pat su skausmu, kad irgi už tai tos skalės atsirado ir padeda mums tada matyti, ar sėkmingai, ar pakankamai sėkmingai tas skausmas malšinamas ar ne. Tada apie tokius, kas stiprina tą skausmą, kas jį silpnina, kokie skausmo tada įtaka miegui. Nežinau, kad jeigu sunkiai arba nekokybiškas jūsų miegas, tai aišku, tas skausmas ir didėja, ir jo jautimas irgi daugiau kenčiat nuo jo, ar ne, neįsimiegojus, nepalsėjęs. Tai nuotaikai irgi taip pat skausmas gali irgi turėti nemažai įtakos. Aktyvumui, aišku, yra svarbu, ne? Norite dar ir po butą, ar po namą, arba dar išeiti, ar apsipirkti, ar išeiti, tai aktyvumui be abejo turi įtaką. Irgi gydytojai svarbu žinot maždaug kiek procentų dienos gal pagulit lovoje, ar ne? Nes čia tokios irgi funkcionumo skalės, kur padeda gydytojai irgi vertinti jūsų būklę, tai ar mažiau ar daugiau nei pusę dienos, gal kartais su tom tikrom lygom, tai tikrai ilgiau negu pusę dienos pagulit lovoje, bet kitom dienom tai geriau. Tada irgi koks gydymas ir priemonės buvo bandytos, tai irgi svarbu, tai turėkit truputėlį omeny, gal jeigu reikia, užsirašykit vaistukus, gal vartojat tramadolį, gal vartojat kažko kitą, paracetamolius, truputėlį maždaug, kad galėtumėt papasakot gydytojui ir tai pagalvot, kas buvo efektyvu, kas nebuvo efektyvu, arba kiek laiko padėjo tas skausmo vaistai, žinau, ar tik porą valandom, ar pusę dienos, ar jau dieną, tai matot, koks didelis skirtumas gydytojui žinoti, ar tas vaistas, ar ta grupė vaistų gali būti irgi tinkama jums toliau. Tai čia rodau tą vizualinę, loginę skausmo skalę, ne, kaip sakau, nuo 0 iki 10 ir kartais tai spalvos padeda truputėlį irgi įsijausti, ar ten sukelia daug skausmo ar kančios. Veidukai, ypatingai su vaikais naudojami veidukai, kad vaikai gali rodyti pirštu, prie kokių veidukų jie daugiau
save, nu, tą, ir jaučia, kad dabar jiems taip skauda. Ir tai toks pagrindinis matavimo įrankis mums apie vertinti jūsų skausmą. Ir tada tokio malšinimo taisyklės, kad irgi gera jums truputėlį susipažinti, kad yra, gal sakyti, įvertinus tą skausmą, kaip sakau, nuo balų ir taip pat, kur skauda ir maždaug gydytojas jau maždaug turi nustatyti nuo istorijos, kokia yra priežastis to skausmo. Ne? Tada apžiūrėti ligonį irgi yra svarbu. Tai pamatyti, ar ten tikrai prie kažkokių audinių ten, ar paraudė tas audinys, ar jis jautrus prisilietimui, ar pilvas skauda, ar kur dar kas skauda, ar ten nervas prispaustas. Tai paprastai reikia irgi tokios minimalios apžiūros, bent kad įsitikinti, ar man gydytojai aišku skausmo sukelimas ir tada įvertinus tyrimus, nes žinoti tikrai priežastį, tai normaliai reikia pažiūrėti, kada gal buvo paskutinį jūsų ar renginį, ar kompiuteris, ar magnetas, maždaug matyti, va, pavyzdžiui, ar ten matosi kažkokia onkologinis procesas, ten gal spaudžia nervą arba prie kaulų, arba kaulė, ar kažkaip būtų, nes tada duoda iš karto informacijos, kad gali būti nuo to ir, ir tada gydymas bus, to simptomų bus sėkmingesnis. Tada taip pat, nu, pradedama nuo mažiausios dozės, ne, vaistų ir tada titruojama. Ne, pažiūrėti po kažkiek laiko, ar reikia daugiau to vaisto, ar kito vaisto pridėti. Tai gal kartais gydytojas irgi pats sakys, kad pradėkit vieną dozę ir tada matysit pats už kelių valandų, ne, ar padidinti dozę, ar pakartoti, arba kito kontrolės metu, kai ateisit, papasakosit ir tada gydytojas žinos, ar didinti dozę, ar keisti, ar kažką pridėti. Tada yra įvairūs pasirinkimo formų, kaip tas vaistas jums irgi pateikiamas. Ne? Gali būti lašai, skystis, gali būti tabletės, ampulės, žvakutės. Tai irgi svarbu, kad gali būti paprasčiau naudoti ir mažiau skauda, ar ne, kad būna geriami lašai arba tabletės, negu kad dūriai ar į raumenis ar kažką tokio. Bet kartais reikia prie tų invazinių, bet norisi, kad jums irgi sukeltų kuo mažiau diskomforto. Ne? Tai gydytojai irgi gal pradės nuo to lengvesnių vartojimo formą. Jeigu ne, gal sakykit, daktarė, gal galime lašų arba tablečių, ar ne? Pasakys jums, ar tikrai galvoja veiks, arba gal reikia eiti prie durų. Tada taip pat kokius intervalus vartoti vaistą jums turėtų būti paaiškinta ir taip pat kokia maksimalinė dozė per dieną, ar ne? Arba to paprašykit, nu, kiek galiu pavartoti tą dieną, jeigu tikrai labai skauda, ar užeitų, kad reikia daugiau. Svarbiausia yra užtikrinama du dalykai. Vienas yra nuolatinis nuskausminimas, pastoviam skausmui, tai tokia bazinė, ar ne, kad tikrai tai tokia ilgesnio laiko veikiantys vaistai, kur gal veikia pusę dienos arba visą dieną, tai gal jums ryte ir vakare gali būti skiriami. Ir tada antras dalykas yra, vis tiek kartais būna protrūkiai, ne, skausmo, tai gal, nu, kažin kodėl, va, jums dabar staiga užėjau suskaudėjau, ne. Kartais gali būti su judesiu arba kažką, taip jums staigai pajudėjot arba pakelėt kažką, tai irgi žinoti, kad va, protrūkio metu, ne, kaip malšinti tą skausmą. Tai irgi gydytojai paprastai apie tai pakalbės ir jums patars ir pasakys. Tikriausiai bus iš dozės to pačio vaisto, ką vartojat, gal tik pasakys, kokią dozę imti, arba gal skirs visiškai kitą vaistą, kur va, tik protrūkiams už tai, kad greičiau veikia iš karto. O gal tas pirmas vaistas, kuris buvo daugiau nuolatiniam nuskausminimui, jis vis tiek trunka valandą, kol įsivažiuoja, bet jis tada tą skausmą malšins daug valandų, bet jums tuo metu reikia kažką, kur suveiktų greičiau, ar ne, tai tas protrūkis, ar ne, tai už tai skirtingi gali būti irgi vaistai skiriami tam. Tada koreguoti vaistų dozes ir kombinacijas pagal skausmų pasikeitimus, tai maždaug stebėti taip. Galit savo tokį mažą užrašų žurnalą arba dienyną laikyti, kiek kartų vartojau tą vaistuką šiandien, arba kelintą maždaug valandą naudojot, pavyzdžiui, 9, 12, 3, 9, kaip bebūtų, tada kaip nueisit pas gydytoją, galit pasakyti arba parodyti, iš karto nereikia bandyti atsiminti, bet galit per kelius puslapius ar surodyti
kokius vaistus vartojat, kelintą valandą maždaug, tai jau iš karto jau gydytojai tikrai, nu, iš vienos akimirkos jau daug kas aišku, ne, ir gali jums tada skirti dar geresnį gydymą ar gydymo planą. Ir paprastai kontrolė po porą dienų, jeigu su šeimos gydytoju, tai kontaktuokitės, leiskit žinot, kaip sekasi, arba jeigu jūs nepatenkintas, tai irgi svarbu žinot, gali jums telefonu pasakyti, arba nuotolinio konsultaciją irgi teikti, kur naudinga bus, kad numalšinti tą skausmą kuo daugiau. Ne? Taip pat gydytojas turėtų apmokyti ligonių jų artimuosius, ne, kaip einat kontrolė. Tai žinokit, tai gera visada bandyti nueiti su kažkuo iš artimųjų, jeigu galit, kad tada irgi tą informaciją gauna artimasis, ir kad jums abiem tada aišku, kad va, kaip vartoti, kada, jeigu yra kažkoks skausmo padidinimas, ir taip, kad jau ir antras gali irgi jums pasakyti, ir dažnai paprašyti gal, daktarė, ateikit man irgi šiek tiek raštu, ar ne, tai dabar daugiau gydytojų irgi ant lapų pasiima ir užrašo paprastai, kad jums būtų jau irgi po ranka ir aišku, kad ypatingai jeigu keletą vaistų yra skiriami, kad nesusimaišytų kas kada, kiek ir taip panašiai, kad raštu ten, kad turi tada viską po ranką ir daug lengviau valdyti tą skausmą. Ir čia tos nuskausminimų grupės, ar ne? Neopioidai, opioidai, adjuvantai. Tai neopioidai, tai kaip paracetamolis, kaip irgi labai gerai veikiantis vaistas, kur tikrai verta, gydytojas skiria, kad vartokite, nenuleiskite rankų nuo to paracetamolio, kad galite įvartoti 3-4 kart per dieną, jau kaip gydytojas pasakys, kokias dozes, bet jis tikrai labai veiksmingas vaistas ir nuskausminimui. Mes naudojam jį dažnai ir ypatingai net ir kada naudojame, pavyzdžiui, net ir morfiną ir tokius stipresnius vaistus grįžtam vėl pridėti paracetamolį dažnai, nes jis dažnai taip gerai veikia, kad ir sumažina poreikių kitų vaistams, ne, kad gal to morfinų dozių nereikia tiek daug arba taip dažnai, ar kitų, kur sukelia gal kitus pašalinius efektus, tai galima jų išvengti, jeigu vartojame geriau tą paracetamolį. Tas NVNU, tai yra nesteroidiniai priešuždegiminiai, kur trumpalaikiui, kaip ibuprofenas, diklofenakai, naproksinai, tos grupės, tai jos galima vartoti pradžioj, jeigu nėra gastrito, skrandžio opos ar inkstų problemų, nes jie kartais gali suerzinti ir sukelti tokius simptomus, tai paprastai ilgai nenorima jų vartoti, nors jie labai labai gerai veikia prieš uždegiminiai, ar ne? Tai jie yra vartojami, bet ir vartojami ilgiau, bet tada su gydytojo leidimo ir skirimo, ar ne, kad patys nevartokit ilgam šitus vaistus, gal vieną kitą kartą, jeigu jau kito neturit ir nėra galimybės, bet leiskit žinot irgi gydytojo, ar vartojat, ar pasiimat kartais tą ekstra ibuprofeno dozę, ar kažką tokio, nes gydytojui reikia žinoti ir tada jums irgi patars geriausios kombinacijos. Tai ne apie kiekvieną vaistą kalbėsim, nes kiti mažiau vartojami, tai dabar jeigu perėjom į opioidinius grupės vaistų, tai tas morfinas, ar ne, tai morfinas yra iš tikrųjų vienas iš seniausių naudojimų vaistų. Iš kelių tūkstančių metų čia iš Kinijos tas morfėjus buvo jau naudojamas ir jis vos ne geriausiai žinomas, kaip jis veikia ir pašaliniai efektai ir viso šito dozavimas, tai tikrai jeigu gydytojas mato, kad nori skirti morfiną arba kad jums gali būti tikrai labai geras efektas, jis daugiau skiriamas prie stipresnių vidutinių arba stipresnių skausmų. Ir jis yra įvairios formos, yra skystis, kur galima gerti, pasakys, kiek mililitrų gerti ir paprastai ar kas 4 valandas, jeigu reikia, tai truputėlį gerti, tai tikrai gali padėti labai gražiai nuskausminti. Jis veikia ne daugiau prie pilkosios medžiagos, ten, kur yra receptoriai ir sinapsai, tai mažiau veikia, gal sakyti, pačiose smegenyse. Tada irgi yra tabletės, kur ilgo laiko veikiantys, gali veikti ir pusę dienos, gali veikti ir visą dieną, ir paprastai tokia bazinė dozė yra nustatoma ir gal sakyti ryte ir vakare. Sakysiu jums, gydytojas, kiek miligramų, kokių vaistukų iš morfino ilgai veikiančių
tipo pavartoti. Ir kartais tada tas sirupas pavartojamas, pavyzdžiui, kaip protrūkiams, ne, kad jeigu yra tas protrūkis, tada išgersti, nes jis gana greitai veikia ir jums labai paprastai prieinama, ar neturėti namuose, jeigu reikėtų. Ne? Irgi morfinas skiriamas nepaisant prognozės arba lygos stadijos, tai gali būti tikrai labai geras vaistas ir dažniausiai, kur nepakeičiamas ir yra auksinis standartas ir geriausiai žinomas, kaip sakau, tai gana dažnokai skiriama ir tikrai nebijokite, jeigu gydytojas skiria, tai tikrai kad turit skausmą, kuris yra vertas gydyti morfino, tai žinokit, kad tikrai nėra ko bijoti, kad yra visiškai kitas dalykas, negu kaip žmonės gali vartoti ne gydytojo paskirtų, ne, taip sakyti, nelegaliai arba gatvėje ar kažką tokio, kada nėra to skausmo, tai jis tada veikia ir kitaip ir žmonėms daugiau blogiau būna ir tikrai tos kitos pasiekmes. Bet jeigu nuo skausmo tikrai tas skausmas yra numatytas, kad kokiu fonu, kad tikrai jums padėtų, tai su gydytoju skirimo, žinokit, drąsiai galite vartoti morfiną ir jis yra labai geras ir gerai veikiantis vaistas. Paprastai dar prieš morfino skirimo dar yra toks, toje grupėje matome pačioj ten tramadolis. Ar ne? Tai tramadolis yra tikrai nestiprus opioidas, truputėlį turi to veiksmų, bet dažnai skiriamas ir tikrai irgi labai geras. Yra lašai, yra tabletės, tai 50 mg tabletės, tai daugiau yra greitais veikiantis. Ir 100 mg tai daugiau tokio ilgo veikiančio, ilgo laiko veikiantis. Tai kartais jo duoda to 100 mg, jeigu reikia, kad porą kartų per dieną, kad ilgiau veiktų, duotų tą bazinį nuskausminimą, o jeigu protrukiams ir staiga kažką reikia, tai ar lašus, arba to trumpo veikiančio 50 mg, kuris greičiau veikia. Kartais, jeigu ligoninėse guli, tai bakštelės, arba gal skirs kartais jums irgi, kad į raumenis leiskite tą tramadolį, jeigu labai paskauda, tai irgi to fonu. Gal grįžti prie morfino, tai irgi labai svarbu, kad gal pradžioj gali būti pykinimas, tai paprastai irgi kartu turi būti skiriama ir antiemetikai, tai yra vaistukai, kur padeda, kad nepykintų, ar ne, tai truputėlį prieš vartojant morfiną, gal paprastai gal porą dienų ar iki 5 ar 7 dienas pradžioje. Toks efektas, toks vaistas irgi labai naudingas, kad nebūtų pykinimo, ne? Bet paprastai jau po to tas praeina ir nebereikia. Bet su šitais vaistais ir su morfinu, tai dažniausiai, gal sakyti, sunkesnė tokia pašalinis efektas, tai yra vidurių užkietėjimas. Tai irgi šiais laikais jau gydytojai turėtų, kada jau skiria, jeigu skiria morfiną ar tramadolį kažką, tai irgi klausti jums apie kaip dažnai ar išeina ten tuštinimas ir jeigu reikia ten padėti profilaktiškai, ten daugiau skysčių ar džiovintų vaisių, ar kartais tokia laktulozė, dufalak, ar kažkokias, sakyti, papildomas priemonės pavartot, kad irgi padėtų jums, kad nebūtų užkietėję viduriai. Tai prie tos opioidų grupės dar lieka. Ir gal sakyt, kartais, jeigu labai sunkiai yra, tai irgi pereinama iš morfino į fentanilį. Ne? Tai fentanilis, kaip matote, ten vaistas paminėtas, tai jis dažniausiai teikama pleistriniu būdu. Tai yra įvairios dozės, kur gydytojas, kuris jau mato, kiek ir kaip gerai jums padeda tas morfinas, ir jeigu jau reikia pleistrų, kad tada uždėma pleistras. Ir tas pleistras veikia 3 dienas. Tiksliai 72 valandas, kur yra 3 dienas, bet visi ir gydytojai, ir slaugytojus labai tas 72 valandas skaičiuoja ir žiūri, kada galima keisti tą pleistrą, nes jis efektyvus tokiam laikotarpiui. Ir tada reikia kas 3 dienas jį keisti. Ir jis duoda pastoviai, tu gal sakyti, tokia dozė opioidų, kur veikia daugiau tiesiai smegenys, bet labai efektyvus ir daug stipresnis už morfino, tai už tai jų dozės yra mažesnės, bet žinokit, kad gydytojai gali skirti tokį fentanilio pleistrą, kad galvoja, kad tikrai jums verta ir kad tada mažiau to morfinų reikės ir gal tada tas morfinas naudojamas tom mažesniam dozėm, už tai, kad gauna tą bazinį iš to pleistrų. Tik labai svarbu su pleistru, kaip sakau, ta 3 dienų 72 valandų taisyklė, žinokit, kad atėjo laikas reikia keisti. Kartais aš konsultuoju skyriuose
pacientus, kur gaila pamiršo apie tas 72 valandas ir sako, o taip, pakeitėm tą pleisiuką prieš 4 dienas, 5 dienas. Tai yra tada jau, kada jau nebeefektyvus tas pleistas ir tada vėl reikia iš naujo pradėti ir tikrai, aišku, tada skausmai vėl prasideda arba gali atsirasti arba padidėti, nes reikia jau keisti tą pleistriuką. Dėl pleistrų irgi svarbu yra, kad nekarpyti, ar ne, tai nekarpyti, bet tą dozę pats gydytojas tada išrašys ir tokias dozes turėtumėte ir gauti tos pleistriukus, bet patys nekarpykit, galvodami, kad gal mažesnė dozė ar kažką, viską sakykit savo gydytojui ir sutars arba jums išrašys ar lengvesnę pleistrų dozę ar kažką kitą, bet patys jau taip nekarpykit, nes susigadina visas tas vaistų teikimo būdas ir tada galite nieko negauti. Ne? Taip pat dozės irgi keičiamos, jeigu yra temperatūra arba ta vieta karšta, gal uždegimas, tai žinokit, daugiau tada gali tų vaistų įsiskverbti ir tada, bet viską sakykit gydytojui ir žinokit, kad klijuokit kas 3 dienas į skirtingas vietas. Truputėlį neplaukota, kur yra švari, nedirginta vieta ir geriausiai veiks tas fentanilis. Ir tada adjuvantai, tą trečią grupę, kur ten matot, tai yra ir antidepresantai, kaip kalbėjom, kartais, kad jeigu yra ta truputėlį depresija ar polinkis į tai antidepresantai labai gerai veiks padėti išeiti iš to ir tada tie skausmai mažins, bet daugiausiai antidepresantai irgi įrodyti, kad veikia labai gerai nuo įvairių, gal sakyt, skausmų būdų, ne, kodėl jums taip skauda, tai neuropatinis skausmas, pavyzdžiui, tai tikrai kartais ir nereikia tų opioidų, bet puikiai susitvarko su antidepresantais už tai, kad ne tik, kad padėtų, jeigu būtų pas jūs depresija truputėlį, bet daugiausiai tiesiogiai veikia ir labai efektyviai veikia, kaip amitriptilinas, ne tokių grupių, nortriptilinas, kartais ir labai daug duloksetinas, yra daug vaistų pavadinimų, kur tikrai kartais irgi naudoju už tai, kad nėra geresnio vaistų, tikrai veikia, tai kartais po chemoterapijos yra tokie parestezijos arba nuo pačios chemoterapijos atsiranda skausmai ar dirginimai, arba kaip adatėlės, arba kaip skrusdelis, jaučiasi ant kojų ar pirštų ir tikrai tokie antidepresantų vaistų grupė tikrai padeda būtent konkrečiai labai tokiems skausmams. Tada prieš epilepsiniai vaistai irgi labai efektyvius, taip dažniausiai vartojamas toks gabapentinas, žinomas, tai irgi paprastai, kas labai svarbu su gabapentinu yra, kad būtų gydytojo skirta ir kad paprastai pradedama mažas dozės, gal 300 mg ir svarbu yra pusę valandos po valgių, po vakarienės, ar ne, pirmą dozę ir tada ta 30 minučių po vakarienės, tai geriausiai tada toleruojama ir geriausiai veikia. Ir tada gydytojas spręs, ar padidinti dozes, ar duoti jums iki 3 kart per dieną, ar kaip tai būtų. Bet irgi labai labai efektyvus vaistas. Kartais tikrai net nenaudojami arba nereikalingi naudoti opioidinių grupių vaistų, už tai, kad tas gabapentinas labai gerai veikia. Tai žinokit, ir kartais pradeda nuo jų, arba kartais prideda jų ir tada mažina tus opioidus, arba atideda iki kada reikia pradėti opioidų. Benzodiazepinai irgi, diazepamas, tokios grupės tai irgi vartojami. Tai ir kiti, būtelį paminėsim gal ir vėliau. Apie tą vėžio skausmo malšinimo metodiką iš Pasaulio sveikatos organizacijos, ne, kaip truputį minėjau, per burną, kad būtų pagal valandas. Pagal laiptelius, toj prie to prieisime, individualios dozės titravimas, adjuvantinių vaistų vartojimas labai efektyvus, ir tada dėmesys detalėms, kaip sakiau, pavyzdžiui, 72 valandas, ne, arba vartoti kaip skirta, arba kokią kombinaciją, arba kada protrūkis, kokį vaistuką, arba kokią dozę, visos tos detalės svarbios. Čia tas Pasaulio sveikatos organizacijos nuskausminimo sistemos laiptai. Ne? Kada tie skausmai, va mato tą skalę pačioj spalvotą, ar ne? Kada silpnas skausmas, vidutinis, stiprus, pagal tų balų nuo 0 iki 10. Ir kaip tie vaistai naudojami, ar ne? Net silpnam skausmui, ne opioidiniai, ir gal jau adjuvantai, pirmą pakopą, ne antrų pakopą, tada silpni opioidai, ne? Gal tramadolis, arba gal irgi puikiai
su paracetamoliu ar adjuvantus irgi veikia, ne? Ir trečioj pakopoj tie stipresni opioidai, plus tikriausiai adjuvantai ir plus gal net ir pirmosios grupės, kaip sakau, paracetamolius. Tai įvairius kombinacijos yra galimos. Ir kad tie buteliai, kai vienam lape ten pusė šitos skaidrės, tai rodo tos vaistukus, apie ką kalbėjom, paracetamolį, diklofenaką. Žinau, kad kas tas tepalas diklofenako, jeigu ant tos vietos tinkama tepti, tai žinau, kad efektas geras. Aš matau, tai kartais paklauskit gydytojo, gal tepalo to diklofenako padėtų, ne? Ir tepti, jeigu ta vieta nedirginta ta oda. Net kartais prie nugaros, ar ne, skausmai gali būti, kad tikrai irgi įsiskverbia ir veikia netoli tas vaistas prie tos skausmų priežasties ir gali padėti. Tada kiti seloksigabas, tai toks irgi, kur mažiau trukdo inkstams ir taip pat kraujui ir mažiau dirgina tą gastro sistemą, gali būti teikiama. Bet irgi dažniausiai, kaip gulit ligoniai, tai gali teikti raumenis arba tabletės, diklofenaką, ketonova, metamizolių, bet jie yra, turėtų būti trumpam laikui naudojami, ar ne, gal 3-5 dienų, bet gydytojas pats nuspręs, ar tinkamas jums šitas vaistas. Ta, bet tramadolius kalbėjom, morfiną, fentanilį. Metadonas yra irgi vaistukas, kur jeigu mato, kad morfinas, fentanilis neveikia, tai gydytojai gali skirti metadoną, jis yra geriamas ir turi savo specifikaciją, kada jis tinka ar ne. Tai parašyti irgi pompos, kad kartais jeigu matom šitie vaistai, jų kombinacijos nepakanka, tai gydytojas gali skirti ir aiškinti jums, kaip vartoti pompas, kur galime į paodį, nebūtinai į veną, bet į paodį, tokia butterfly labai lengva, tokia adatėlė, pateliškimas, medikai vadinam, tai įsidedam ir gali tikrai porą savaičių ten uždedat bintą net ir pamirštat, kad yra tokia maža smulkia adatėlė į paodį ir gali leisti jums pastoviai, po truputėlį to morfino pavyzdžiui, arba pati galit savo kokią dozę irgi leisti, jeigu reikia, nepastoviai, bet kas kelias valandas ar 3-4, tai galima ir taip, kad nereikia bakštelėti savo kiekvieną kartą, bet jau turi tą mažą detelę, per kurią galima tą vaistą leisti. Tie adjuvantai, kur minėjom, gabapentinas, pregabalinės labai panašus. Ne? Tada steroidai, deksometazonas, kur dažnai gal girdite, jis yra labai stiprus priešuždegiminis, kur stacionariuose paprastai duodama, kad tikrai skausmas ir uždegiminį procesą sumažinti, kur dažniausiai būna skausmo priežastis yra, kad stiprus kažkur yra uždegimas. Gali būti pilve, gali būti nugaroj, gali būti bet kur. Manitolis tai daugiau, jeigu galvoje yra spaudimas padidintas ar kažkas didina spaudimą ten, tai irgi nuima, kad irgi skausmą sumažintų. Ten antidepresantai, vaduloksetinas, amitriptilinas, raminantis diazepamas. Jis paprastai nemigdo per daug, bet tik labai nuramina, ne, ir taip pat raumenų spazmus nuima, nes kartais, kada jeigu netoli yra kažkoks skausmo uždegiminė priežastis, tai aplinkiniai raumenys suspazmuoja irgi saugoja arba nori kažkaip reaguoti, tai jis tą nuima, nes tas pats spazmas sukelia ar padidina, pablogina tą skausmą. Tada bisfosfonatai, kaip zoledrono rūgštis, tai kartais jeigu ten iš kaulų, gal sakyt, kad gal jau paliečia procesas kaulo, ne, ar metastazė, ar kažkokį dalyką, tai irgi labai, labai rodyta, kad kartą per mėnesį gal bakštelėti šito vaistuko. Ir tada nepamirštų vaistų kombinacijos. Tai ta viršutinė dalį, tai matom čia šitos skaidrės, tai visi vaistai, bet žinokit, kad turim daug ką dar padėti, jeigu ir vaistukų kombinacijos ne per daug padėtų, bet žinokit, didelė pagalba, jeigu jūsų skausmas ten iš tų balų, ar ne, gal blogiausias būna 8, 9, 10 iš 10 balų, ar ne, kas blogiausiai, ką įsivaizduojat. Tai galima, kad kiti būdai, kur irgi padeda skausminti, tai radioterapija, pavyzdžiui. Kartais vienas seansas radioterapijos tikrai padeda nuimti skausmą, arba kartais chemoterapija specialiai pritaikoma, chirurgija, kartais tikrai reikia ten, kas spaudžia, kas maudžia, išimti, fizioterapija, judesiai ir pratinimas judėti, jeigu skiria, kad jums padėtų, tai irgi mažina skausmą. Bet tam tikrams atvejams. Tenis mašinos, kur truputėlį stimuliuoja nervus aplink arba kitoj vietoj, kad tada užblokuoja tą
tą skausmo kelią, kur tie impulsai yra gaunami smegenims, akupunktūra irgi matom, kad efektyvi. Ir tada blokados. Tai nepamirškit, gydytojai irgi gali, jeigu skirti ten didelį skausmą, gali blokuoti tą nervą. Ne? Nedestruktyviniais būdais ir destruktyviniais, ne? Tai reiškia, vaistukai leidžia, kuris tą nervą užmygdo, arba kad galima ir tą nervą kartais, ar didesnį, ar kompleksą, ne? Ir visiškai perpjaut toj vietoj, kad sustabdyti tuos impulsus, neskausmą. Tai žinau, kad irgi labai efektyvus būdas. Tai už tai niekada nenusiminkit, nenuleiskit rankų, jeigu galvojate, vaistai neveikia ir nėra ko po to daugiau. Ne? Tai vis tik visada yra grįžti, sakyti gydytojui, tai padidins arba vaistų dozės ar kombinacijas, arba tada jau gali eiti šitais laipteliais, ne kaip į blokadas. Tai jeigu tie vaistai pirmos skaidrės pusėje silpnai veiktų arba nepakankamai veiktų, tai tikrai nenusiminkit, tikrai turime medicinui daug dar kitaip, kaip jums padėti, kaip minėjau, radioterapija, chemoterapija, chirurgija, jeigu kažkas spaudžia, fizioterapija, nes judėjimas tikrai padeda skausmui, jeigu gydytojas mato, kad tas gali būti jums už tai, kad skausmas kitoj vietoje arba nuo to gali irgi palengvėti, tens, akupunktūra, blokados, ne? Tai tikrai labai nuostabus būdas, kaip tą nervą galima pristabdyti, kad jis impulsus perduotų toliau. Galime nedestruktyviniu būdu, truputėlį užmalšinti jį, arba kartais destruktyviniu būdu, mažų pjūvių, gal sustabdyti visiškai tą transmisiją. Tai kartais tikrai labai sudėtingi skausmai arba priežastys gali būti labai gerai ir gražiai suvaldomi tie skausmai blokados būdu. Ir nepamiršk, kad už tai ta paliatyvioji pagalba yra komandinė pagalba, ne paprastai gal intervencinė, ne, kad kaip blokada, ar kokia radioterapija, ar chirurgija, kad tikrai tokius būdus taikom, padėti jums ir jūsų gyvenimo kokybei, kad tikrai to skausmo būtų mažiau ir suvaldomas. Ir tai tikrai reikia kartais tą medicinės komandos, ne, nepamiršti ne tik gydytojai, bet slaugytojos, padėjėjos, taip pat ir kineziterapeutai prisideda, anesteziologai, ne, kada kiti specialistai, jeigu reikia, iš radioterapijos, iš chemoterapijos, iš chirurgų. Ne. Ir tada tos kitos kojos, kur pradžioje paminėjau, nes psichologinė pagalba, kodėl irgi svarbu, kada tas skausmas atrodo labai sunkiai suvaldomas, tada vėl tą visą komandą prijungti, ne, tada psichologo pagalba, psichiatro pagalba, gal vaistais kažkiek laiko padėti, nes visi tie dalykai padės, socialinė pagalba, padėti, kas padės jums namuose su to skausmu, arba funkciškai, ne, ar apsipirkti, ar pasimaitinti, kažką tokio, tai tą pagalbą irgi rūpinimą ir teikiamą, kad tada mažiau jums ir streso, ir darbo, ir vargo, ir aišku, tada ir skausmų mažiau, jeigu yra tas šalia, kur gali padėti, arba kur organizuojame per pavyzdžiui šeimos gydytoją, ne, komandą į namus, galim irgi organizuoti, kad ar slaugytojai, ar padėjai irgi atvažiuotų, ne, į namus padėtų jums, ne. Tai tas irgi mažina skausmus, ne. Ir irgi labai svarbus tas emocinis irgi ir malonumų teikimas, ir už tai savanorių pagalba, ne, ir teikimas ten kartais ar ligoninėse, ar hospuse, arba gal neatsisakyti tų pomėgių, ką turit, gal nueiti į teatrą, gal pasiklausyti muzikos, gal su draugu, su draugiam susitikti, pakalbėti, arbatos išgerti. Tai visi tokie emociniai malonumo teikintys dalykai irgi mažina skausmus, ir kiek kenčiat nuo to skausmo, ar ne, kaip žinot, kaip tikrai galva užsiėmė kitur, tai tada mažiau ir dėmesys ir to skausmo atrodo, tai tikrai tas padeda, tai už tai irgi nepakeičiama veikla yra savanorių ir pagalba, ir lankytojų, draugų, tai toks irgi noras bendrauti, išeiti truputėlį, kitus sutikti, arba daryti tai, kas jums sukelia malonumus, muziką klausyti ir kažką daryti tokio, tai žinokit, kad irgi padės jūsų skausmams, ne? Ir ta dvasinė pusė, kad irgi kaip dirbęs ir kalbėjęs su paliatyvistais ir užsieniai, kad tikrai kartais jie prieina prie tokių atvejų, kad man tikrai niekas tai nepadėjo, arba galų gale pabaigoje kartais tik konsultuoja tas dvasinis asistentas ar kunigas, ar kas teikia tą pagalbą, ir tada paliečia tokius gilesnius klausimus, kodėl žmogui irgi
sunku tuo metu, ar dėl ko kenčia, ir kartais įsikalba, ar maldos pagalba, ar sakramentų, ar krikštų. Girdėjau, kad viena turėjom atvejį neseniai, kur žinau, kad viso gyvenimo nuodėmės atleidžia tas krikštas ir tas žmogų labai irgi sudomino ir padėjo tą visą gyvenimą toliau gyventi, žinodamas, kad va tokia pagalba irgi teikiama, tai skausmai sumažėjo ir vaistų naudojimas irgi sumažėjo ir daug padėjo. Ir tada pabaigoje, jeigu matom, kad, nu, dar žinau, kad dar turim vieną, pasakyti, labai efektyvią priemonę paliatyvioje pagalba, tai yra paliatyvioji sedacija. Naudojamas midozolamas ir čia dabar irgi Europos paliatyvių pagalbos asociacija, irgi naujas gairės išleido iš konsultavimo po viso pasaulio ir savo narių, kad čia tikrai yra toks, nu, kada jau matoma, kad tas skausmas ar kančia kitaip tikrai labai sunkiai tvarkoma, kad galime vis tiek duoti pamiegoti pacientui. Ne? Ir tai nieko, kad netrumpina, tikrai netrumpina gyvybę, ar čia nėra kažkokia, gal sakyti, užmygdymas, ne, čia yra tik, kad pailsėtų, kad užmigtų ribotam laikui, nuo porą valandų, 8 valandas, gal 12 valandų, gal 1 parą, arba 2, bet nedaugiau. Ir tikrai net ta sedacija padeda, kad žmogus pailsėtų ir įsimiegotų. Tai, kaip žinot, irgi kaip po gero miego, tai irgi gyvenimas ir geresnis, ir šviesesnis, ir tą skausmą irgi padeda irgi suvaldyti, kad tada atsibūdęs tada vėl galima pradėti su kitais būdais, kaip tą skausmą malšinti, arba jau žmogus jau pailsėjęs, atsigavęs ir kitaip žiūri, kitaip jaučia tą skausmą. Tai tikrai nieko nėra, kad kaip, nežinau, nieko neįgimo arba gyvenimo trumpinančio arba kažką su eutanazija turint bendro, tikrai ne. Tai jeigu paliatyvioji sedacija, kaip sakau, gerai išmiegoti, pamiegoti, ne, bet tikrai. Ir net yra teikoma paprastai, kad galima net pažadinti, jeigu ateitų lankytojas, ar kažką nėra toks gilus, kad kažką tokio, kad, nu, kaip sakau, yra tik tai užmigdymas ir paprastai lengvai, kad galima net ir pažadinti, jeigu labai reikėtų, arba ateina lankytojas ar kažką tokio, tai irgi tokį verta žinot. Tai va, truputėlį pakalbėjom apie nemažai tų būdų, tai kaip ten prie pabaigos, ta paskutinė eilutė, kad svarbu yra, kad priežastis būtų žinomas ir gydytojams, bet dažniausiai irgi pacientams, tai irgi, kad gydytojai pasakytų jums ir kad dažnai tas irgi nuima daug streso ir padeda sugyventi ir suprasti tą skausmą, žinodamas, kodėl jis yra. Tai tas klausimas, daktaro, kodėl man skauda? Ne, ir jums, kad daktaras, medikas pasakytų, tai irgi labai svarbu, tai irgi gali padėti jums irgi sugyventi su to skausmu, sakyti, aha, nu gerai, dabar žinau, tai jis nėra toks baisus, arba nėra, kad neturi, nežinau, priežastį, arba kad atrodo, viskas bus blogiau, ar kažką. Turim tą polinkį nepamiršti, kad jeigu dabar blogiau galvoti, kad viskas tik po to bus blogiau, blogiau, bet tai netiesa, dažnai būna gerėjimas ir stabilumas, tikrai pagerėjimas, tai reikia to omeny, bet žinoti priežastį už tai padeda, kad žinot, kad kodėl. Ir tada suprantama, tada integruojamas tas skausmas kažkaip su supratimu, kodėl man skauda, kodėl tai blogai, ir tas palengvina tą kančią, palengvina tada skausmą, galima sugyventi su juo. Nepamiršk pasitikėti vaistais ir šitais būdais, kur mes kalbėjom, kad tikrai veikia, moksliškai įrodyta, tai dozės, tos kombinacijos, tais laiptais, eiti ir tais intervenciniais būdais, jeigu reikia radioterapija ar blokados, tikrai padeda tą komandinę pagalbą. Ne? Ir dažnai, kad tas sumažinimas skausmo nuo, pavyzdžiui, 8, 9, 10 balų iš 10 į kažką lengvesnių, gal 5 balų, 4, gal 1, 2 arba net 0, bet jau tas mažas sumažėjimas nuo 9, 10 iki 5 per pus ar 5, 6 jau padaro tą skausmą suvaldomą, kad galima su tokiu nestipraus jau skausmu, lengvo arba vidutinio, jau gyventi geriau ir atlikti tai, ko norit, ir bendrauti, ir kad tikrai gyvenimo kokybė nesumažėja, bet pagerėja. Tai žinau, kad net ir kartais mažas sumažinimas tų skausmų balų tikrai efektas yra didžiulis, ne, ir gyvenimo kokybė yra reikšmingas jums. Tai tas irgi yra didelis laimėjimas, kur siekama per skausmo malšinimą. Tai jeigu ne visiškai nuimti, tai žinokit, reikšmingais balais jums sumažinti, kad tikrai padėtų. Tai jo, tai drąsiai nežiūrėti į tos nuskausminimo būdus ir kad
tie stiprioji opioidai, kaip sakau, dažniausiai kur naudojami prie stipresnių, kad tai pagrindiniai vaistai paliatyvoje jau, pasakyti, priklauso nuo terapinio poreikio ir atsako, bet ne nuo prognozuojamos gyvenimo trukmės ir nėra absoliučių kontrindikacijų, nes yra įvairių grupių, kaip veikia, kur kada inkstai neleistų ar kažką tokio, ar būdas vienaip arba kitaip, kaip pateikė jums į sistemą. Tai ačiū, tai tiek šį kartą, kad paliatyvinė priežiūra pagalba tai tikrai yra daugybė simptomų problemų sprendimas rastas. Ir jeigu reikia, prašykit daugiau ir jums padės. Ačiū.